taigi šiandien paprašėt, kad ką nors pagaminčiau. Ir kadangi aš pamėgau daryti savo karamel frappé namie, tad galvojau pasidalinsiu savo receptu, kurį kaip ir nužiūrėjau iš YouTube'o ir patobulinau pati, kadangi pusės dalykų aš neturiu. Visko, ko reikės, tai tiesiog blenderio, pieno, aišku, kokios nors kapučino arba kavos tirpos. Pasirinktinai grietinėlę, pasirinktinai tuščią puodelį, jeigu norit atrodyt fabulous. Ir kokį nors toppingą, kadangi aš noriu karamel frappé, tad imsiu šitą. Arba su abiem sumaišysiu. Cukraus arba cukraus pakaitalų tablečių ir žinoma ledukų. Sorry už apšvietimą, bet dėja. Žiūri patinka šitas dėkliukas ledų, nes labai lengvai išsiema ledukai. Pamygt. Dabar pasiemam pieno, kurį beje buvau šiandien pamiršus nusipirkti ir man teko 2 kartus eiti į parduotuvę. Kaip aš dėl jūsų stengiuosi? Įpilu tik tiek, kad apsemtų ledukus visus, tad užteks. Maždaug kiek, kadangi čia geresnis apšvietimas. O ja, pusė šito. Tai iš viso parašyta 750 ml telpa. Tad atsimatuokit patys, kiek čia bus, net nežinau. Aš visą laiką viską iš akies darau, tad nepasitikėkit manim. Šiandien pirkau tokį kapučino, nes norėjau pamėginti. Ar bus koks nors kitas... O, vidinės ataka. Kažkas ne to. Okei. Gerai, kvepia kaip kapučino, bet... Supilam. Atrodo tikrai nekaip. Kvepia skaniai, tad jo, tikiuosi nenumirsiu. Aš visą laiką vietoj cukraus naudoju saldiklius, tabletės šitas cukraus. Net neįsivaizduoju. Sweeteners, tablets, bla bla bla. Žodžiu, visą laiką įmetu 2. Ir dažniausiai išneka. Jeigu pripilu visą, ta prasme, jeigu noriu viso šito, tai tada dažniausiai įdedu 4. Bet kadangi noriu dabar tik tai pusės, tad įmečiu tik 2 tabletės. And the favorite part, įdedam šiek tiek karamelės. Tik šiek tiek. Aišku, dar karamelės paskui reikės ant toppingo, ant plaktos grietinėlės. Ir dar šiek tiek gal skonį įdedu šokoladą, kadangi aš dievinu šokoladą. Ir šiek tiek šokolado. Kaip visada nemoku gražiai nieko įdėti. Kaip padaryti. Paskutinis dalykas, tiesiog užsukam. Paplačiam. Ir įjungiam paplakt kokiai 30 sekundžių kažkas tokio. Didžiausio galingumo aš mėgstu visą laiką pajungti. Gal šiek tiek mažiau, 15 sekundžių. Sorry. Mano karamelė nesusiplakė, kaip visada. Nepatako. Tai šitą patraukiam. Kadangi aš noriu būti fabulous ir apsimest, kad nupirkau tai iš McDonald'o, būtent frappé. Aš džiaugiu. Aš visą dieną šiandien sėdėsiu namie, so who cares. Noriu, kad gražiau atrodytų tiesiog šitas video, tad... Right. Supilam viską atsargiai.
Dar šiek tiek liko. Tad... Ir aš mėgstu daug grietinėlės. Tad... Pasistengim gražiai. Kaip visada gražiai pas mane nesigauna niekas. Jep. Pavadinkim tai Disaster Kitchen. Geras pavadinimas būtų Disaster Kitchen. Thumbs up, jeigu patinka pavadinimas. Ir jeigu norit, kad ateityje daugiau daryčiau kokių nors food ale tutorials. Dabar gražiai uždedam daug karamelės. Kadangi kas mane žino, aš mėgstu viską saldžiai daryti. Darom gražiai. Sandariai. Ir iš kažkodėl reiktų biškutį platesnio, bet aš neturiu, tad teks toks. Ir voila, jūsų karamel frappe. Kaip visą laiką nefokusuoja. Ir aišku, mano grietinėlė jau net nusėdo. Na jep, netobula. Disaster, bet paragaujam. Visai neblogai. Gal kam nors kitam pasirodytų per saldu, bet man visai patinka. Ja, visai skanu. Aišku, trūksta to tokio, galbūt, man asmeniškai trūksta tų ledukų. Turbūt per ilgai palaikiau. Per ilgai paplaukiau. Bet jo, visai skanu, gerti manoma. Tai jo. Tai toks mano mini kitchen failure. Thumbs up ir pakomentuokite, jeigu norit, kad padaryčiau ką nors dar, ką nors sudėtingesnio iš maisto. Aišku, ne per daug sudėtinga, nes aš absoliučiai nemoku gaminti. Aš mėgstu gaminti, bet aš nemoku gaminti. Bet man visada įdomu kažką tai naujo išmėginti. Tad jeigu turit kokių nors paprastų, lengvų užkandžių, ta prasme, ar kažko tai tokio, nes aš matydavau labai daug per Pinterest, man regis, ar netgi ir YouTube'ai, kur būdavo, kaip pasidaryti greitai ir lengvai kokius nors mini snacksus ar kažkas tai tokio. Jo, tad jeigu ką, visus linkus galite palikti komentaruose arba į mano eską, arba rašykit man ir į Facebooką, nėra jokio skirtumo kur, bet siūlykit ir galbūt ateityje padarysiu ką nors daugiau. Jop. Ja, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi pasimatysim kitam video.